Sveiki visi susirinkimo dalyviai ir YouTube klausytojai, mano vardas Ilja ir aš esu alkoholikas. Ir jeigu niekas neprieštarauja, pravesiu šios dienos atvirą anoniminį alkoholikų susirinkimą. Atviro susirinkimo tikslas yra supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės su savo veikla ir kaip mes veikstame. Kaip sako mūsų 12 tradicija, anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas. Todėl YouTube kanalui daromas tik garsų įrašas be vaizdo ir įraše nėra minimos dalyvio pavardės. Taip pat prašau visų susirinkimo dalyvių neatskleisti kitų AA narių pavardžių už šio susirinkimo ribų. Šiandien savo sveikimo patirtimi sutiko pasidalinti Ruslan iš grupės Kalvarijų, kuri yra Vilniuje, o pasidalinimo tema bus dėkingumas. Pasidalinimui bus skirta 30 minučių, o visas kitas laikas bus skirtas jūsų klausimams. Tai ačiū labai, Ruslan, kad sutikot pasidalinti savo patirtim šį sekmadienio vakarą, kad netgi ištrukot iš svečių, kad skirti laiko mums, tai yra labai smagu ir, tai ką, žodis tada jums. Labą dieną, Ruslanas alkoholikas. Taip įdomiai, panašus sėdžiu dabar mašinoje prie parduotuvės ir tas pats veiksmas, kažkadaise aš sėdėjau irgi mašinoje prie parduotuvės vakaras ir prisimenu, kad muzika groja, lietutis ten lyja ir taip nesinori namo eiti, nes ten gausiu vilnių, reikia pradėti gyventi ir mažėja to alkoholio ir atrodo, dar kartą tą patį mintį, dar kartą tą patį svajonę, tą patį momentą muzikoje, atrodo, su to buteliu. Ir aš pamenu gerai, kad tas euforinis momentas, kuris tirpsta, baigėsi jo. Atrodė ta laimė, už kurią aš buvau pasiryžęs mokėti ir šeimą, ir ten gerbuvę, ir dėl tų akimirkų. Bet tai nėra euforiniai prisiminimai šiandienai. Mano gyvenimo dalis, tai yra ir iš esmės, kad, sakau, tas pats veiksmas, bet visai kita savijauta, kiti rezultatai, visą ką. Tai trumpai tada pradedame apie dėkingumą ir apie savo sveikimą. Jaunystėje aš galvojau, kad palei 30 metų aš sutvarkysiu savo gyvenimą, tai reiškia, turėsiu, ką aš noriu turėti, viskas bus kaip aš įsivaizduoju, kaip noriu būti ir aš būsiu kažkaip aprūpintas, keliausiu ir taip toliau. Ir, vienu žodžiu, gyvenimas bus tikrai išspręstas, kažkaip, tai buvo toks gilus tikėjimas. Ir aš atėjau ten, kur aš atėjau, vedamas irgi savo tikėjimu. Ir pavyzdžiui, tas tikėjimas, kad aš esu išskirtinis ir kad gyvenimas man duos tikrai daugiau negu kitiem, tai jis atvedė mane prie to, kad aš nebaigiau, pavyzdžiui, universitetą, baras Arkadija man buvo įdomesnis už aviacijos elektroniką. Ten nesirūpinau nieko, niekada, viskas atrodė, kad man iš dangaus krenta ir gyvenimas man skolingas. Tai faktiškai gyvenau su pretenzija. Irgi su tokia tikėjimu, kad aš esu kažkiek, kiti žmonės yra biški, ne taip, kad pailesni, bet paprastesni už mane. Ir dėl to man leidžiama daugiau nei kitiem. Dėl to, kad aš galiu kitiem pasinaudoti ir jie man atleis, nes aš toks fainas, toks tikėjimas į save. Jis atvedė prie to, kad du geriausius draugus, savo jaunystės draugus, aš praradau vieną už $100, kitą už $200. Aš davedžiau situaciją su skolinimais iki absurdo, su visais melavimais, išsisukinėjimais, žadėjimais, ragelių nekelimais, po to ten kompensacijų žadėjimai, vienu žodžiu, davedžiau iki to, kad faktiškai du gerus draugus Mano tikėjimas, kad ateis momentas X ir kažkas bus visai kitaip, kad dabar aš gyvenu gyvenimo juodraštį, kažkaip viskas gaunasi, bet vienu momentu aš visiems parodysiu, kaip reikia gyventi ir tas irgi laukimas to momento, bet nieko nedarimas ir iš esmės. Ir tas, kad aš geriu, nieko tokio, bet vienu momentu kažkaip pasikeis mano gyvenimas taip, kad man tai bus neaktualu, kad mano gerimas taps kažkoks inteligentiškesnis gal ar dar kažką, nes aš visą laiką man reikėjo atsijungti, man reikėjo iki pat
Ir dėl to aš turėjau nuolat pasekmių tokių, žinai, ten 10-metį be teisių važinėjau nuolat atimtos, nes aš nuolat trūkis važinėjau ten. Nu, gerai turėjau, bet irgi tas vat, savotiškas tikėjimas, kad aš esu nemirtingas išskirtinis, vat kitas jau seniai ir taip toliau, arba kad nežinau, kad aš stipresnis, aš laimiu. Ir viskas tai vedė vat, prie mano tiesiog vat, tokio žlugimo, kad 33 metų aš gailiu savęs, galvoju, kad to aš vis skiriuosi su žmona ir aš to visiems parodysiu, kaip reikia gyventi, bet po to kažkaip laikų bėgai, kai pradėjau rodyti man, tai toksikologija, tai traumatologija ir viskas kažkaip tai. Ir toks tikėjimas, kad aplinkybės kaltos, kad vat, kažkur aš suvaržytas kažkuo, vat, man neduoda išsiskleisti, ten tas kaltas, čia nesueina, čia ne taip, kad aš praspausiu tą gyvenimą kažkaip pagal save. Nors ir viduje irgi savigaila, kad aš taip ilgiuosiu su saviškiais, lyg tai aš juos myliu, galėčiau, nežinau, atrodo, užmušti bet ką už jo, pats taip kaip didžiausias priešas. Pačių blogiausių momentų. Tai aš duodu viltį, tai aš visiems viską jau pritraukiu, visi mane tiki ir po to pačių tokių momentų netikimiausių pats ir ta vat, geniali savybė prisigert pačių netinkamiausių metų, kad sakau, ten, pavyzdžiui, prieš važiuojant į atostogus su žmona, ten 2 dienos iki ir vat, kam reikėjo, galėjau sėdėti prie jūros ir viskas gerai. Ir nu, tokių vat, momentų. Irgi tikėjimas, kad jeigu mano gyvenimas bus pakankamai komfortiškas viduj ir išoriai, tai irgi man, ir gerimas bus kažkoks toks, kaip šventė, kaip filmuose, taip sakyčiau. Bet iš šiandienos pozicijos matau, visi mano tie klaidingi tikėjimai ir įsitikinimai neveikia, nes aš geriau ir būdamas su pinigais ir be pinigų, ir pavyzdžiui, ten kokiuose atostogose, ten pusnugis vidury graikiško viešbučio, ten po to gėda visiems žiūrėti, tai nėragi jokių rūpišių, nesvarbu. Arba kai skiriuosiu visiems pasakoju, kad koks aš nelaimingas, bet faktiškai tai buvo alibi paieška, kad visuomenė pritartų mano elgesiui, kad jo, va, toks nelaimingas vaikinas, viskas gerai. Tai esmė buvo ne tame. Tai reiškia, giliai viduje aš kažkur jaučiau, kad aš nesu normalus žmogus ir aš stačiau dekoracijos, kad mane suprastų faktiškai taip ir leistų elgtis toliau. Svajojau laimėti milijoną ir užglaistyti visus pasiekmes, bet, ačiū Dievui, to neįvyko, nes man reikėjo tik, kad į mane kitaip žiūrėtų. O aš gyvensiu kaip gyvenu. Ir iš esmės, dėl dėkingumo, kaip aš atėjau programą, aš atėjau atvestas per prievartą faktiškai, nes prisičiūdinau, ten patikau pas mūsiškį tokį psichoterapeutą, aš įėjau programą, aš mokėjau 80 litų už akademinį valandą, dėkingumo aš ten nebuvo jokio, nes, atsiprašau, nes man atrodo, kaip aš perku daiktą, viskas ten gerai, jis davė labai daug informacijos, viso ko daugiau negu reikia, kiek šiandienai suprantu, tai man nereikia tiek daug viską žinoti ir tvarkyti visos rytis, man užtenka paimti biškį ir pasistengti realizuoti savo gyvenime, kad tai taptų mano įpročiu, tai keičia labai daug, tai eina ten kiti dalykai ir grandinės surišta, bet iš esmės dėkingumo jokio nebuvo ir aš buvau išėjęs, aišku, pailsėti nuo alkoholikų, nes jie varžo mano laisvę, kaip man atrodė. Ten kažkokie mes nebuvom irgi po susirinkimo greitai aš pabėgau, mane klausė, o ko tu taip su ko nebendrauji. Aš galvoju, tai visi mane neverti, žinai, aš toks ateinu dėl to, kad turiu būti čia, gal savo piliulę ir viso gero. Faktiškai. Tai kas įvyko pirmą kartą, 3 metų blaivybės, aš pastebėjau, kad aš kalbu, aš gražiai kalbu, aš turiu daug žinių, aš viską liktai suprantu, bet kažkaip gyvenime, kažkaip liktai keičiasi kažkokie dalykai, bet ne. Bet ne to. Ir nešu visą išmintį namo, žmona sako, eik tu nachrin demagogiją savo siektą atidaryk, žinai. Ir aš pasiprašiau globos pas žmogų. Pasiprašiau, išgirdus tokią frazę per jos pikirinį, kad
žemėlapis tampa teritorija, kai jį praeini. Žinai, kažkaip, tai aš priėjau, sako, tu narkomanas? Sakau, ne. Sako, aš su narkomanas neturiu reikalų. Sako, ko tu iš manęs nori? Sakau, noriu, kad tu mane spardytų, ar aš kažką daryčiau. Jis sako, šitą aš savo suorganizuosiu. Bet jis ten ilgai negalėjo, aš ilgai iš paskos bėgiojau, bet damušė savęs. Ir kas mes susitikinėjom, aš papasakau savo visus žinius, aišku, iškart parodyt, kas aš ir koks. Ir jis sako, nu aišku, apie dievus mes su tavim nekalbėsim, viską tu čia žinai, davai, kas vyksta tavo galvoj. Ir mes susitikinėjom kaviniai prie 12 ten viršui šeštadieniais ir aš matau, kad užimtas žmogus, turintis savo dienoraštį ir tvarkaraštį, skiria man laiko, susitinka su manim ir aš toks jaučiuosi kaip biški vagys, kad aš iš esmės apie ką mes kalbėsim, ką aš pasakysiu, aš turėčiau gal pasiruošti, aš turėčiau kažką atnešti, žinai, kažką aptart. Bet va tas dėkingumas, gerai viskas, čia kažkas išlindo, tas dėkingumas, kad aš neturiu teisės. Ir pamenu, kad jis stumdė mane daryti smulkius dalykus, tiesiog iš situacijos šiandienos. Ten tokie dalykai buvo, kaip pavyzdžiui, aš susitariu su kažkuo tai, o kitą dieną aš kitaip jaučiuosi, man kiti reikalai, viskas aplink mane ir aš nekeliu ragelio. A po to kažką ten sugalvoju, žinai, ir taip toliau. Ten tokie, kad nuo šiandien tu visiems atskambini. Čia yra nuolankumas ir priėmimas, kad dalykai ateina, kada jie ateina, o ne kada tu nori ir kaip tu nori. Tame prasme, tokie smulkus dalykai kažkokie, kad nuo šiandien tu ten bendrausi su klientį vieną pagarbiai, nepriklausomai nuo jo elgesio. Ir iki, ten padarai, pasakai. Ten tokie dalykai, žmonai papasakoji apie savo skolas darbę ir iš kur jie atsirado. Jei lauki dienos, kai nustosi bijoti žmonos, tą dieną neateis, žinai. Ir tiesiog aš pamačiau, kad turėdamas įsipareigojimą žmogui, kuris nemokamai, aukojant savo laiką ateina pas mane, aš tiesiog pradėjau daryti gyvenime, ten buvo, nevardinant viską, kažkokius smulkius žingsnelius ir iš tikrųjų kažkas prasidėjo realiai keistis, kažkokie dalykai atsirado. Atsirado tokie dalykai, kaip pavyzdys tas požiūris, aš, kai sakiau, kurie pasireiškia, aš amžinai važinėjau be teisių ir vieną kartą mane reidas, stabdo policininkas, ten eilinis, mes su žmona važiuojam, mašina aišku ant žmonos registruota, nes aš nieko savo neturėjau, kad ten antstoliai visą kitą. Ir aš jam, pasakoju savo pasiūlymą taip gražiai ir jis sako, ačiū Ruslanai, labai fainas pasiūlymas, viskas gerai, bet davai šiandieną viskas bus teisingai. Davai ne šiandien. Ir aš taip pajautau kažkokį dėkingumą tam policininkui, kaip nekeista, kad jis nedvijoja, jis aiškiai akis man pasakė tą, nes viduje aš jaučiau poreikį tokį kažkokį gilinį, kad sustabdykit mane kas nors, sukratykit mane kas nors, kad kažkas pasikeistų. Ir tas žmogus atėjo ir jis išrašė ten mane, žmoną irgi baudą už vairo perdavimą ten 100 eurų. Bet keista, aš jaučiau jam dėkingumą. Ašgi jaučiau dėkingumą ir visiems tiem daugeliu policininkai, kurie mane paleido paėmus pinigus, bet jie man leido toliau, vis giliau grumst, nors jaučiau. Tai tas dėkingumas, aš atėjau į teismą ir teismas taip irgi įdomiai buvo, aš jau buvau programai ir teisėjas prieš tai, aš buvau kitam teisme, man jis sako, tave reikia pasodinti, nes tu vis tiek važinėjai, baudus moki ir tau viskas dzin. O šitas kažkaip taip normaliai sako, tai kodėl greitai važiuoji, kodėl be teisių važinėjai, gal mamai ligoninėje vežėjai? Aš sakau, ne, tiesiog įtikinau save, kad tai patogu, kad mane nepagaus, kad aš susitarsiu. Ir taip sąžiningai, kai grupiai, taip pat aš jam viską išklojau. Ir mes taip su juo pabendravom normaliai, jis paklausė, kiek dažnai mane ten stabdo, kiek duodu, be jokių pavardžių, taip nuoširdžiai, taip paprastai. Ir jis man sako, išrašė mažiausią baudą ten, kurią galėjo būti, ir ten, buvo per 1500 ar kažką, tai, mano atveju, kaip pakartotiniai. Bet jis taip tarp kitko sako, Ruslanai, tu paimk lapą, padalink iš 2 dalių ir surašyk pliusai ir minusai nuo savo važiavimo be teisių ir pažiūrėk rezultatą. Ir aš išeinu su tokiu irgi, man tas dėkingumas ne dėl pinigų, dėl to, kad, su manim taip negalima.
Su manim taip negalima, blemba, nu kaip taip, man nesakė nevažiuot, mane nieks nebuvo, man vat tiesiog taip paprastai ir iš to dėkingumo tam žmogui, kad vat taip jis mane priėmė, aš galvoju, nu все, reikia parduot mašiną, nu reikia pabandyti nevažiuot, reikia pabandyti kažką daryti ir aš pamenu, kad aš išeinu prie Rimi fotografuoju savo tą BMW, išeina vyrėjas iš picerijas, sako, parduodu ir aš už 15 minučių einu be mašinos, nešdamas daiktus ir tas, sakau, dėkingumas pajudėjo, vat kažkas tai, kad, nu, iš tikrųjų, vat tam, kas vyksta. Kiti dalykai atsiradęs mano gyvenime, aš net tada pastebėjau, kad studijuodamas savo mamą, uošvinį ir taip toliau, kad laimingi žmonės gyvena su dėkingumu, o nelaimingi su pretenzija. Jo? Ir aš matydamas irgi turėjau užduotį nuo sponsoriaus, kad dėkot, ieškot už ką dėkingas. Ir pradžioje tai buvo taip naivu, vat kiekvieną dieną aš ateinu, oi, ačiū Dieve, kad iškart troleibusas atvažiavo, ačiū Dieve, bet nereikėjo, galėjau palaukti, bet ačiū. Aišku, viskas pradžioje buvo aplink save ir savo patogumą. Ačiū už maistą, ačiū, kad čia už sutapimą, ačiū už tos žmonės, ačiū už šypseną, ačiū už šį skambutį, ačiū. Ir tas, aišku, buvo daug kas ir fiktyviai, nu, ačiū, kad sveikas, aš liktai dėkoju, bet nesijaučiu viduj, man atrodo, kad nu, taip ir turi būti visi tie dalykai. Ir tai tapo įpračiu, kad ne viskas man priklauso, kad nieks nesavaime aišku, nieks man nieko neskalingas, kad ačiū, vat tiesiog už visos dalykus. Tas dėkojimas ir tai mano buvo gal pirmas ryšys vat toks su Dievu, žinai, kad vat per dėkingumą, kad aš dėkoju už, kad aš nieko neturiu, nieks man nepriklauso ir ačiū. Ir net tokiuose dalykuose, kad ačiū tiem žmonėm, kurie sukūrė tą mašinytę, kurie vat čia pagalvoja apie šį, apie tai, aš dėl to, kad jie į darbą vat esu tokiam vat komforte dabar faktiškai. Nu. Ir tokie, nu, vat keičiasi ta vat esmė, nuolankumas. Tai irgi, kad dėkingumas man padeda šiandien išlysti iš savo egoizmo, kas prie ko veda ir mūsų programą, tas ketvirtas susipažinu, pamatau, kaip jis atrodo ir kaip tai veikia. 5-6 žingsnis, kad pastebėti, atpažinti ir pabandyti pasielgti kitaip, surast Dievo maldų pagalba, sukurti atmosferą savyje, kad aš galėčiau kitaip pamatyti ir padaryti. Tai tas dėkingumas irgi išeina kaip užvakar uošvinis skambina, sako, televizorius, ten smart funkcijos niekas nerodo, YouTube nėra, taip toliau, pagyvenęs žmogus ten visas gyvenimas jos telikė, aš po darbo piktas, man pirma mintis, nu aš gi ne meistras, nu iš kur aš žinau, kad ten reikia daryti, nu kam to reikia. Ir tas viduj ant ribos liktai nieko nenoriu, bet tą fiktyviai dėkoju, ačiū Dievei, kad duodi man galimybę būti naudingu, ačiū tau Dieve, jaučiu, nejaučiu, bet važiuoja. Ir atvažiavęs ten suradau Samsung palaikymą, telefonu susiskambinau, jie ten per atstumą prisijungė, tos programos perdarė, taip maloniai pabendravau su tą mergaitę ir iš vidaus toks irgi, ačiū Dievui už pergalę, kad aš ant ribos, bet viską padariau. Netransliavau savo nuotaikos. Ačiū už tą mergaitę, kurią su manim kalbėjo. Ačiū tai įmoniai, Samsungui, kad jie, atsakingi už savo produktą. Ačiū. Žinai, ir visai kitas toks gyvenimas, žinai, iš karto ateina, kad su to. Tai man šiandienai, sakau, tai yra esminis dalykas, kad ryšys su juo, kad būtų. Bet dažniausiai šiandien aš gyvenu už tas jėgas, kad aš galiu pasielgti kitaip dažniausiai. Netgi išeiti iš savo tokio, būna toks entuziazmo, nėra energijos, nėra dar kažką, kad ten skambutis, aš pakalbu su kažkuo, nesvarbu, čia kartais ne iš servizo skambino, ne alkoholikai, bet aš jau gaunu kažką tai ir ačiū Dieve, ačiū, kad tu mane išmušei iš tos kažkos, kai aš pradėjau skęsti savyje, žinai, išvedė, ačiū tau, žinai. Tai man su tuo susijęs. Dar išskyrus šitą, kas vyksta mano gyvenime, aš
Aš ne kiekvieną dieną būnu dėkingas, aš būnu įvairioj nuotaikoj ir taip toliau. Aš, faktiškai prašau jėgų. Bet man tas bendravimas, aš Dievo nemačiau, aš nesuprantu, per kur jis veikia, bet aš pats įgaunu galimybę kažkaip kitaip pamatyti. Pradžių pagalvoti ir pamatyti. Pradžių užminti. Aš irgi pasakosiu kaip istoriją, kad iš dėkingumo aš sakiau, kad buvau išsiskyręs su žmona, mes ten metus, kai buvome metai blaivybė, mes vėl suėjom, dabar gyvenu su tą pačią, kaip sakė, viskas gerai, bet mes turėjom savo Santa Barbara irgi, aš ten gyvenau su kita, ten į kairį ir taip toliau, tuo metu ir gavęs neištikimybę, kaip sakant, kažkaip nekeista, kai atrodė man, tai viskas gerai, o man buvo skaudu, man buvo bloga, aš neturėjau kur dingti iš šio diskomforto, aš negalėjau apie tai negalvoti ir irgi prie ko priėjau, kad galų gale tai, ką aš jau girdėjau susirinkime, kad tai ne mano nuosavybė. Dieve, ačiū, kad tas žmogus ėjo su manim per gyvenimą. Ačiū, kad jinai nedavė man numirt, nes iš tikrųjų, jeigu jinai nelaikytų mane ir visą laiką, čia buvo toks tikrai, kai kurį laiką aukštesnioji jėga, kurie laiko mane, tokio nusigėrimo, visiškai gelbėjo, kaip sakant, nuolat. Tai tas per tą dėkingumą, kad ačiū, kad buvo tas žmogus, tas ir atėjo kažkoks, ir atleidimas, ir paleidimas, ir supratimas, ir ačiū už ją, kad buvo. Taip pat aš gal iš 9 žingsnių papasakosiu, man reikėjo atlyginti skriaudas, aš turiu dar, matau, 7 minutės. Turėjau sudėtingus santykius ten savo gėrimo pyke su viena madam, mes ir meilužė ir kai išsiskyręs buvo daug pretenzijų, tam piniginės skolos, ten aš už ją atidaviau 14 000, nes buvo mano atsakomybė ir taip toliau ten. Vienu žodžiu, viso ko. Jinai papasakojo mano žmonai, kad mes jau ten 3 metai taip toliau ir kad mes ten kažkur važiavom. Vienu žodžiu, viskas kaip, wow. Ir viso pradžioj man reikėjo pačiam atleisti jai, išvalyti savo kiemo pusį. Ir mano užduotis globėja būtų kiekvieną dieną skirti laiko, tarsim po 20 minučių ir arba giliai pagalvoti, arba pasimelsti už ją. Ir aš taip, nenorom, pradžia buvo tokia. Eik čia, kalė, galvosim apie tave, po to su laiku vis kažkaip rimčiau ir aš pradėjau pastebėti tuos dalykus, kad blemba, o žmogus elgėsi taip, kaip jinai mokėjo, kaip galėjo. Aš pradėjau pastebėti kažkokius dalykus, kur aukojasi dėl manęs, kaip mylėjo, kaip stengėsi, kaip to, ko aš nedariau. Nes man buvo vien pretenzijos. Su manim taip, man taip, kaip taip, blemba, čia pinigai, čia santykiai, čia blemba. Ir aš galų gale ant pačio galo čia neatleidau tam per dieną, čia taip gerokai užėmė viskas tas laiko, kol aš laisvas tapau. Atėjo toks dėkingumas, kai čia buvo mano gėrimo pikas, kad aš prasigėriau, būdamas apskalbtas, pamaitintas, pamylėtas, o ne kažkur, landiniai narkomanų. Nors aš ieškojau kažkokio tokio susinaikinimo. Aš tikrai kažko tokio nežinau. Ieškojau. Kad aš papuoliau, gėrimo pikas buvo tokiuose šiltnamio sąlygose ir irgi atėjo tas dėkingumas, kad blemba, viskas čia teisingai tam pasaulyje, viskas čia vietoj, viskas čia laikų. Šiandieną irgi aš pastebėjau, kad gyvenant dėkingam dažnai net fiziškai atrodo, kad viskas dėliojasi laikų, įvykiai kažkokie, kad ten važiuoju, čia paskambinau, čia atėjau, čia įvyko, čia neįvyko, kad kažkaip ir aš dažnai sakau, Dieve, ačiū, kad menedžiuoja mano laiką, kad ačiū, kad tu, toks, suprantu, kad jis gal ten rankom nevedžioja, bet kažkaip man toks gyvenimas, tai jis blaivybė man vertybė šiandienai ir man negaila, ką aš prašykau, o
faktiškai man gaila, kad aš mažai laiko, kaip man atrodo, gyvenam šiandienos gyvenimo pajutime. Nes aš liktai paviršutiniškai visur buvau, viską dariau, bet kaip aš ten išgyvenau, nelabai suprasi. Išgyvenau tik savo mintis galvoje ir savo serialus, bet ne gyvenimą. O kai aš gyvenu išorėje biški daugiau, tai aš, su to pačiu dėkingumu, kad, sakau, važiuoju su dviračiu per miškus, ir kad aš Dievui už kūną, kad dar ne viskas skauda ir kad aš galiu taip ir kad yra. Tai nežinau, aš gal, žinokit, dėkingumą supuoliau, gal aš tom baigsiu, o atsakinėdamas į klausimus aš daeisiu iki programos ar iki savo kažkokios istorijos. Gal taip padarom, ne? Ačiū Ruslanui už nuoširdų pasidalinimą ir taip pat tą dėkingumo temą išaiškinimą. Jo, tai turim laiko klausimams ir užduoti klausimus gali visi susirinkimo dalyviai, nepriklausomai nuo to, ar jūs pirmą kartą čia dalyvaujat. Ir taip pat galit užduoti klausimus nebūtinai su dėkingumo tema. Galbūt jums aktualus kitas klausimas susijęs su alkoholizmu arba sveikimu, tai gali drąsiai tai užduoti. O aš, kol kiti galvoja, iškart paklausiu tokį klausimą, nes man iškart kilo neaiškumas. Buvo globėjas ir su juo, kaip sakant, susitikinėjot, o jūs kartu skaitėt knygą ar tik kažkokios užduotis darėt? Koks ten buvo biškis santykis? Ačiū. Jo, tai nes aš ėjau su pirmo globėjo, kur, sakiau, mokomu taip vadinamo, ten jis daktaras, jis dirba daktaru, jis mūsiškis, bet aš ėjau pas jį ne kaip pas globėją, gal daugiau kaip pas psichoterapeutą, kas jis ten, nežinau, žodžiu. Ne, jis kietas, jam viskas gerai, su žiniom viskas gerai, bet su antru mes neskaitėm jokią knygą, nes aš informacijos turėjau daug, jis tiesiog fiziškai mane vertė daryti kažkokius veiksmus. Mes kalbėdavom kiekvieną šeštadienį ir nes būtent tada įvyko, nes sako, tai tu viską pats gali man papasakot, nes aš tikrai, neprastas mokinys ir visa kita. Po to aš ėjau per knygą su globėju, su kitu dar globėju, vėliau. Man buvo 7 metai blaivybės ir aš pasiprašiau globos, nes, ėjau tokiu būdu. Ir dabar aš vis tiek, einu vedamas žmonės aš einu per knygą ir aš einant su žmogum, aš einu paraleliai, aš darau absoliučiai lygiai tą patį. Tai man faktiškai tas knyginis praėjimas gavosi jau, nežinau, 10 gal nėra, taip nemažai kartų. Viskas tas vyksta nuolat. Ačiū labai už patikslinimą. Prašom, klauskite, laiko turime. Станислав, įjunkit mikrofoną. Ne, dar išjungtas. Ага. О, taip, ага. По-русски разговариваете? Да, спросите, конечно. Мне записали, чтобы к вам, записаться. Насчет лечения, как. Я как первый раз, так я не знаю, что обращаться. Ага. Aš atsakinsiu labai trumpai žmogui, ja? Я только по-русски понимаю. Не, все хорошо, Станислав. Может, подождите, давайте, может, вы останьтесь на связи после собрания, и я вам вообще расскажу про группы, про, что, как происходит и так далее. Потому что есть русские группы, вот вчера была как раз одна в 6 часов на Гинею, есть, есть. Так, может, чтобы не занимать время, я вам лично расскажу, что, как, чему, и отвечу на все вопросы, и, помогу с этим делом. Хорошо? Хорошо. То есть не выключайтесь, как закончится. Ага, хорошо. Okei, ačiū Stanislavui už klausimą. Taigi,
Prašom, klauskite, turim dar laiko. Aš gal kol nėra klausimų, dar galiu patikslinti, žinai, praėjęs pagal kitaip pagal knygą žingsniais. Nes aš turėjau tokį požiūrį, tie knygininkai klonus čia, štampuoja, žinai, visi bylas šis, bylas tas, nors patys žmonės man patinka, ar daug su ko bendrauju ir man patinka jų pasikeitimas, toks labai matomas pasikeitimas. Bet aš taip iš aukšto žiūrėjau, bet vis tiek jau ir po to galvojau, kodėl aš anksčiau to nepadariau. Visa mano krūva žinių, visa ką kažkaip normaliai susidėliavo, nieko aš nepraradau, mažiau Ruslano netapau. Kažkaip, galvoju, kodėl aš tiek metų seniai reikėjo. Ir tas galbūt biški šabloniškumas to darimo, įskaityk man davė labai gerą dalyką, kad aš nesiblaškau ir nebandau išspręsti visų savo gyvenimo problemų vienu metu. Aš einu link vienos, kaip pasakė kažkas protingas, kad jei nori iškast šulinį, reikia kast vienoje vietoje. Kad tas yra gerai man. Tai rekomenduoju. Kol kiti galvoja, Ilja alkoholikas. O kas paskatino visgi kreiptis į tokį globėją, kuris su knyga pravestų? Kas buvo gyvenime, kas ne taip, kad tai papasakokit, prašom, ačiū. Papasakokit, jo, žinai kaip. Yra tas, kad aš turėjau, kaip 3 metų buvo, tokio 7 metų, kai mano sveikimas tapo... Tikslas mano sveikimas esu aš, taip pat buvo, kad aš dėl savęs, dėl mano savijautas, kad man gerai sektųsi, kad man gerai jaustis, kad aš man, liktai darau teisingus veiksmus, liktai viskas gerai, kaip 7 metų aš pradėjau vaikščioti į kalėjimą ir esu ir ten kažkaip mane ten irgi pradėjau klausinėti ir dėl to 4 ir man taip liktai aišku, liktai neaišku ten, žinai, kažkaip buvo. Pačiam, nors aš ne vieną kartą įrašiau, tai keista, jo. Ir būsina faktiškai tokia, kad pagal veiksmus aš, malačius. Ta darau, šį darau, iš visų pusių malačius. Bet jaučiuosiu kažkaip taip atrodo, nafik šiandien išeičiau iš šeimos iš darbo ir aš vis kažkur išvažiuočiau. Toks, aš suprantu, su žmona pykstamės nuolat. Aš suprantu, kad manyje kažkas vyksta, ką aš negaliu nei pamatyti, nei pataisyti, kad kažkas ne. Ir tas man, vis tiek patirties turėjau, aš supratau, kur reikia žiūrėti, kad aš savo jėgom ne. Ir tas mane paskatino. Ir tai aš taip labai iš tolo atėjau. Pa žmogų, aš nežinau, ką aš jame pamačiau. Mes vienodos blaivybės su juo. Jis išgyveno savo ten skyrybos ir kažkaip aš pamačiau, kaip jis tą praėjo ir išgyveno. Ir kažką aš pagavau, nors aš neturėjau nieko panašaus. Nes visą laiką aš pasirinku žmogų, kažko man reikia, kažko aš matau jame, bet gal taip nesuvokdamas. Ir aš taip iš tolo paprašiau, gal mes galim 4 žingsnį, čia blia. O jis sako, o aš siūlau, davai mes iš pradžių nuo 1, nes, jis čia yra visa sistema ir visa kita. Ir faktiškai taip. Ir kaip nekeista, kaip jis man sako, atidėk iš šoną savo labai svarbų, labai rimtą gyvenimą, užsiimk šitą fignią ir pažiūrėsi, kas bus. Jo, kaip atidėt, ašgi vis tiek į darbą vaikščiu, gaminu ir taip toliau. Taip, čia, taip atidėt tame prasme prioritėtus kitaip sudėliok. Ir iš tikrųjų, mes kažką darom, skaitom knygą, atsakinėjai tos klausimus, visą ką kitą ir už pusės metų mes vėl bučiuojamės su žmona. Aš tik tai nieko nedariau, žinai. Tai paskatino faktiškai aklavietę kažkokį, nes aš mano, kaip aš jaučiuosiu, kodėl aš taip jaučiuosiu ir taip toliau, taip pat. Jo, ačiū labai už patikslinimą. Turim dar laiko, prašom, klauskite. Labą dieną, alkoholikė.
Ruslanai, tu praėjai žingsnius ir dažnai ten būna, žinai, tokia painiava, tai religijos, Dievo, kaip aš priimu Dievą, ar ten mane ta idėja žlugdo, ar įkvepia, ir kaip tau buvo, ar lengvai, ar sudėtingai, koks tau buvo kelias? Geras klausimas, superiškas. Nes mano požiūris į religiją toks buvo su kreiva šipsinėlį iš aukšto, žinai, aš iš tų žmonių, kurie džiaugiasi, kaip kunigą girtą pagaunu, vienu žodžiu, aš taip, žinai, ir prie dievų ten taip, Dievas, jis tarnauja man, jo, tame prasme, kad tikrai aš išskirtinis, tikrai jis mane ten saugojo, dengė ir taip toliau. Tai mano atėjimas link to, be abejo, aš rašiau kažkokį patogį savo Dievo koncepciją. Atseit, jis ten saugoja, jis jis tą, aišku, ta buvo paieška. Bet aš irgi atėjau per tą dėkingumą kažkokį ir per ieškojimanės kaip pavyzdys, tegul jis būna visame. Aš pamenu, aš per Vingio parką bėgioju iš ryto, toks savo galvoje, ten jau turbūt trečią žmogų užmušiau, žinai, ir bėga kažkoks senukas man, nusišypsojo ir pasisveikino ir man taip, viskas nuėmė ir aš apsisuku ir galvoju, aš žinau čia tu, ačiū Dieve. Žinai, kažkokie tie dalykai, žinai, per tokius naivu, aišku, bet ten knygų prašyta, reikia nuo kažko pradėti. Tame prasme. Kad naivu ir ten, sakau, darbe atėjo, toks, žinai, ten santykiai tokie buvo, ten skolos, šunį, ten yra mūsų darbe paėmų už snukį. Dieve, čia tu, aš žinau, einam su manim, davai. Tu ten vidų, žinai, kažkokie iš tokių dalykų. Bet irgi grupėse mane bėsina, kai visi kalba apie Dievą. Čia atrodo mano toks labai intimus, labai asmeninis dalykas. Kai aš sakau, Dievas, aš žinau, ką aš turiu omeny, bet aš negaliu paaiškinti žodžiais, aš negaliu papasakoti. Aš liktai intuityviai žinau, apie ką aš kalbu. O visi jūsų kažkokie papiemašai netikri, žinai, toks kažkoks požiūris. Ir šiandienai taip yra, kad kam man visi tie dieviški reikalai, nes aš bandžiau jų vengti visaip kaip. Nes faktiškai, pirmas žingsnis jo, kad mano organizmas sugedo ir be problemų man neišeina gert dažniausiai jo. O antras, mano galvoje o ta dalis, kad apsidimas mano galvoj visą laiką varo mane į priklausomybę. Nesvarbu, kokiam sąlygom aš gyvenu, ar vienaip ar kitaip. Aš šiandien tai pastebiu. Aš važiuoju su dviračiu per senamiestį, matau bare sėdintys žmonės ir man atrodo, jeigu aš atsisėsiu su jais su bokalu alaus, mano gyvenimas bus jaukus, išspręstas iš kažkos fainas. Jo. Aišku, aš su šypsena žiūriu, kad čia yra labai graži iliuzija, tokia tobula iliuzija. Bet mano galva tokia ir aš nieko negaliu su ją padaryti. Tai man reikia trečiam žingsnį aš pasiruošęs patikėti, kad kažkur yra kažkokia jėga, kurie gali. Ir man reikia sudaryti sąlygos, kad jinai veiktų per manyje, tame prasme. Nes pas mane nebuvo atėjęs išorinis Dievas ir nieko nepadarė. Jo, faktiškai taip pat gerai. Man irgi globėjas sakė, kad aš nemačiau Dievo, nemačiau žmonių, kurie matė Dievą, bet žmonija nuolat ieško, tame yra praktinė nauda. Suras savo praktinę naudą. Tai man šiandienai visi dieviški dalykai, kaip pavyzdžiui, po 4 žingsnio yra būdų trūkumai jo. Jie ir tame ir būdų trūkumai, kad aš žinau jų ar nežinau, aš vis tiek elgiuosiu, kaip aš elgiuosiu, reaguoju, kaip aš reaguoju ir galvoju, kaip aš galvoju. Jo. Nesvarbu, kas aš protingas. Man reikia kažko, tai su malda ir su tikėjimu aš patikiu to, ką aš darau, kaip pavyzdys. Pas mus ten, nesvarbu, aš ten dviratį pirku, ten galvoju kitą, ten taip toliau, ten elektrinį, ir pas mus sako, yra galimybė ten, ten faktiškai vogta, jo, nupirkti ten už pusės kainos, jo. Ir labai patrauklu, kai jo kaina yra ten 3000, žinai. Bet tas viduj tikėjimas, kad yra kažkas svarbiau už mano naudą, kad tai yra neteisingai, kad tas yra, man sunku tą, bet aš taip stabdau, žinai, kaip pavyzdys. Arba tas tikėjimas, kad bandyt laikyti žmonos laimę aukščiau už savąjį, o man sunku tai padaryti, man norisi ją dresuoti, man norisi ją koreguoti, kad taip toliau, tai aš viduj, Dieve, padėk, duok man jėgų. Tegul jinai galvoja, kaip jinai galvoja, tegul jinai vairuoja, kaip jinai vairuoja. Dieve, duok man kantrybės ir atsitraukiu, žinai. Ir tie dalykai, kad
jis veikia, tikrai veikia. Kad aš sukuriu atmosferą savyje ir man, kartais išeina, kartais neišeina, pasielgti kitaip ir aš visą laiką atsigrįžiu atgal ir sakau, ačiū Dieve, ačiū, nes viskas vyksta visai kitaip. Tai aš sakau, aš nesvaigstu dėl koncepcijos, kaip jis atrodo ir kaip konkrečiai jis veikia. Galbūt aš šiandien tai pavadinčiau kaip sekantis teisingas veiksmas, galbūt taip. Nes bet kurioje situacijoje, jeigu aš pats save paklausiu, o kaip norėtų Dievas, aš kažkodėl tai žinau atsakymą. Ašgi žinau jį kažkodėl, jo? Nors aš tolimas nuo religijos ir nuo viso to. Tai faktiškai man taip. Sekantis teisingas veiksmas duok man jėgų padaryti, ne kaip aš noriu, išeiti iš savę. Tai nežinau, mano tas tikėjimas irgi, aš taip šiandienai matau irgi, kad pofik, ką jūs galvojat, ką jūs ten sakot, man jis reikalingas, aš noriu, kad jis būtų man ir viskas. Ir va taip yra, man taip gerai. Tai man taip tokia šiandien, požiūris į tą. Nežinau, ar atsakiau. Ačiū tau labai, sakei. Ačiū Ala už klausimą, prašoma, klauskite, turim dar laiko. Haroldas alkoholikas. Sveikas, labas. Sveikas. Tai norėjau pasiklausti, kaip pavyzdžiui, nes aš čia vėliau prisijungiau, tai pradėjau klausyti, tai man įdomu, kaip tavo santykiai su tėvais, ne, su mama, su tėčiu. Super, ačiū tau, ačiū. Labai čia geras. Žinot, aš kažkada ten sakiau, kad santykiai netokie su tėvais, visa ką kita, jie sensta, jie tampa vis keistesni ir keistesni, jie užsisuka savyje ir savo ten šituose ir man vis sunkiau, aš niekada tiek daug nesimildžiu, kai aš atvažiuoju pas tėvus. Aš atvažiuoju, Dieve, einam su manim, duok man kantrybės, ten papasakot 8 kartą istoriją ten tėvo paklausyti ir visą ką ten, kaip jie skundžiasi ten, kaip viskas ne taip ir nekoreguot juos. Ir su tėvais man irgi labai geras dalykas įvyko toks buvo. Prasidėjęs karui Ukrainai, mes drug netyčia išsiaiškinam, kad mes skirtingų barikadų pusėse, jo. Ir mes taip pakalbėjom, kad tėvai pasakė, kad man reikia gydytis, kad aš narkomanas. Ir atspausdino iš Delfi, kaip reikia elgtis su tėvais. Tai įsivaizduoju, kad aš atsižymėjau pagal pilną programą. Nes man buvo sunku priimti, nes kad mano tėvai gali va taip ir vienu žodžiu. Jo? Ir čia buvo labai gera transformacija man. Kad tas priimimas, kad žmonės tame gyveno. Jie tą tiki, jie taip mato pasaulį ir čia yra beprotystė kovoti su savo artimiausiais žmonėmis. Jeigu aš būsiu sužeistas ar dar kažką, aš eisiu ne pas dėdį iš teliko, o pas tėvus. Kad tegul būna, kaip būna. Aš pasistengsiu nepropaguoti, mes aišku tą temą taip labai taip, bet čia yra kiekvieną kartą, tokia treniruotė. Pateikti man įmesk tokią abejingumo sėklą kažkur tai, žinai, ir kantriai išklausyti. Ir su tėvais irgi, aš pradėjau važinėti pas juos kartą į savaitę kaip taisyklė. Ir suprantu, kad čia yra ne man. Čia yra jiem, nes aš esu jų ryšys su pasauliu, nes jie sėdi ten savo name, ten, žinai, užmiestį ir ten viens kitą ir mato, žinai, ten ir savo YouTube'uose ten visą kitą, žinai. Tai irgi su tėvais, kaip pasikeitė, kai jie ten duoda irgi anksčiau, ten bulvių, šio, tau to, tau mėsos, iš čia biški supilėje, bet tą atpjausi, žinai, aš anksčiau sakydavau, nachren man seną išmeskit, žinai. O dabar ačiū, ten išmetu po to, žinai, tai prasme, kad jie rūpinasi manim taip, kaip jie moka, taip, kaip jie sugeba. Ir tas irgi atleidimas tėvam, nes aš turėjaugi pretenzijų, kad aš ten vaikystėj, mano draugai kieme dirba, o kieme šitą žaidžia, o aš betoną maišau, žinai, ten pas tėvą. Kaip čia, ne taip. Tai tėvai
su tėvu artimesni santykiai kažkaip, aš pakalbėjau su juo, bandžiau daryti 9 žingsnį, bet nieko ten, nu kaip, aš pasakiau, trumpai padėkojau jam ir pasakiau viską, kad aš viską suprantu, ką jis jautė, kai jis man davė ten pinigus, kad aš sumokėčiau ten policijai, kai mašiną ten eilinį sudaužiau, arba ten kaip jis, aš jį pavedžiau, jis ten šiferį vienas dėjo, ten su ašarom rankos šalo, aš pabėgau su šūriku gert alų ir visa kita, kad aš viską suprantu. Tėvas ten, aišku, jis užsidarė, aišku, žmonėm nemalonu kalbėti tam tėvam, nu kam čia, gyveni ramiai, čia bats tau, žinai. Kad jis sako, kad kas buvo pražuvo, viskas gerai, bet kas įvyko, buvo svarbu, kad aš parodžiau, kad aš viską suprantu, suvokiu ir, nu, kad aš mano požiūrį šiandien toks. Ir po to po kažkiek laiko, ten, žinau, gal pusę metų praėjo, aš pamačiau, kad santykiai labai tokie, nu, artimesni tapo, normalesni po to, kad, nu, nebuvo ten jokių, atsiprašau. Tai tėvai yra šiandienos mano kantrybės mokytojai ir va tikrai mano būsena tai parodo. Aš nežinau, stengiuosi, čia man panašu į tarnystę alkoholikų draugijai, kad ašgi galiu priimti bet kokius žmonės, ramiai priimu, viskas gerai. Tai man taip tai yra ir su tėvais, kad kokie jie bebūtų, ką jie begalvotų ir kaip jie besielgtų, ir jiem aš vis tiek lieku vaikas ir tegul jie makina. Net kartais man pamenu atėjo, aš turėjau jiem daug pretenzijų, bet kažkada vienu momentu dašuto man, kad blemba, aš jau per mišką grybus rinkau ir sakau, galvoju, jeigu aš sutinku musmiriu, ašgi nepykstu, aš nieko nesakau, jis toks išaugo. Nu, ir mano tėvai tokie išaugo, kokie jie išaugo, žinai, kažkoks toks suvokimas atėjo, kad jie davo geriausiai, ką galėjo, o aš nepatenkintas, ko man galėjo, ne taip, kaip aš noriu. Kad kažkoks toks, nu, man šiandien sakau, man sunku su tėvais, tiesą sakant, sunku. Aš irgi ateinu ir save kontroliuoju, kad aš nežiūrėčiau į laikrodžius, kad aš neieškočiau priežasties pabėgti, kad aš kažkaip tą pokalbį taip, nu, linkme, tai čia man treniruoti vienu žodžiu. Tai taip yra. Bet irgi, kaip nekeista, aš pastebėjau, aš galiu vienu metu skirtingus jausmus jausti, aš galiu ir kažkaip jie mane gali ir erzina, ir aš juos myliu, ir aš juos priimu, ir aš juos gailiu, ir va taip kontrajausmus vienu metu ir viską. Bet aš vis žiūriu, ką aš darau. Nors kartais pasirodo, motina sakė, tu visą vakarą sėdėjai, lyg tai norėdamas kažką pasakyti, ant veido buvo kažkas parašyta, aš sakau, ne, tau pasirodė. Tai nežinau, tokie ir santykiai. Kurių iš naujo galbūt, va taip yra. Ačiū Haroldai už klausimą. Prašom, klauskite. Edita, ko priklausoma, labai ačiū už pasidalinimą. Norėjau paklausti, kaip darėte 9 žingsnį, gal turite kažkokį labiausiai, nežinau, žmogų, su kuriuo ten kažkas labai pasikeitė, kaip padarėt, ir ar kažkokį labai išsimintiną įvykį iš to 9 žingsnio, gal galit papasakoti, ačiū labai. O, geras. Žinot, 9, aš vis klausydavau žmonių, kurie darė 9 žingsnis grupėse ir vis keldavo savo pretenzijų. Nes pas mane nieko panašaus iš to, ką aš girdėjau, nebuvo, kad ten žmonės gavo konkrečių nurodymų ir kažką konkrečiai taip padarė ir ten buvo viskas dabar labai labai gerai. Vapšė ne karto. Aš turėjau daug žingsnių, 9 žingsnių, kur man tiesiog nedavė jos padaryti. Va taip pat. Kad, nedavė čia tame prasme, kad aš ten mergaitė vienai ten bandžiau kalbėti kažkaip, tai nes aš jaučiausiu, kad nežmoniškai aš ten ilgiausiai, o jinai sako, ne, tu pats geriausias, viskas gerai, viso gero, ar man to pats geriausias dar šudiniau. Aš tas diskomfortas, aš neturiu teisės taip elgtis. Ir gerai, kad tas liko diskomfortas, kad, reiškia, toliau aš taip ir gyvensiu, žinodamas, ką aš neturiu daryti. Bet iš 9 buvo ir iš tų, kur man pasakė, aš ten dėl pinigų, kad aš ten nešiau, nedanešiau. Jinai, žmonės sakė, aš paaiškinau, kad čia man labai reikia, taip toliau, viską kaip priklauso. Jis sako, ne, aš to neprisimenu, jeigu aš neprisimenu, reiškia, to nebuvo. Viskas, baigtas balius, paimk savo pinigus ir nafik iš čia. Žinai, tokie, kad žmonės tiesiog, kaip tėvas, nedavė su savim pakalbėti, nes jie gyvena normalų gyvenimą ir jiem tie išgyvenimai taip pat ir
yra tie dalykai, žinai, kaip vat su dukra, aš pamenu pas globėją, sakau, o gerai, nes kai aš gėriau, jinai buvo labai maža, dabar tai jau didelis žmogus, ten, kiek, 22 metai, ir jinai nematė mane gal girto netgi, taip. Ir aš taip galvoju, kad globėjas pasakys, kad, reikia pakalbėti, pasakyti, kad nebuvau geras tėvas, kad gėriau, ten taip toliau, o man sako, ne, tu juokauji, užtenka kankinti žmonės, duok jam gyventi ramiai. Jinai turi šiandien nuostabiausią tėvą, tai negriauk iliuzijos, vat ir būk nuostabiausių tėvų. Palik žmonės ramybėj, žinai, vat kartais taip išeina. Arba ten dalykai, aš iš įmonės vienos išnešiau ten 120 000 kažkada, žaisdamas ten su PVM-ais ir aš toks, reikia ten pakalbėti, gražinti ir taip toliau. Vienas globėjas man pasakė, tu ką, durnas, kam nuo to bus geriau? Tavo šeimai bus geriau, žmonai bus geriau, tau būtą parduot bus geriau, kam nuo to bus geriau? Vat nereikia nesąmonių daryti. O kitas pasakė, tai tu jau padarei, tu kalbėjai su to šefu ne vieną kartą, tu jam siūlei, jis tau padovanoja tos babkės, tame prasme, kad laimėsi milijoną atiduosi, taip toliau. Ten savo yra visokie niuansai. Ir taip toliau, все, padarytas, uždaryta, baigta, o man vis norisi to pasiaukojimų, žinai, ant kryžiaus, ten dar kažko. Iš tų tokių, žinai, yra žingsnių, bet man įsimintiniausias vis dėlto buvo su ta paskutinė meilužė, kur buvo, nes man tas mėnuo, kai galvoje įvyko perversmas, kad iš nafik suka pakabintant šito ant stulpų ir visą kitą į dėkingumą, kad blemba, kad viskas yra taip. Ir tokį gailestį ir supratimą ir taip toliau. Mes pakalbėjom. Aš pamenu, aš labai pergyvenau, aš ją už grupės 12 skaičiuodamas žingsnius, kvėpuodamas, skambinau globėjų, bet ten pokalbis, tai pokalbių, jinai suprato, ką suprato ar nesuprato ir, žinai, ir aš pokalbį metu vdruk pasakiau, o dėl skolos būk laisva, tu man nieko neskolinga. Aš to neplanavau sakyt, bet čia buvo aišku, kad nieko jinai man neatiduos niekada, aš ten pergyvensiu, galvoju, nešiosiu tos pinigus ir visą kitą, man nepagerėjo, vapščiai nė karto nepagerėjo. Aš tik už pusmečio sugebėjau bloknotį išbraukti ją iš skolininkų sąrašų. Man, kažkaip negerai, bet po pusės metų aš pastebėjau, kad aš tapau absoliučiai laisvas. Aš važiuodamas pro šalį, nežiūriu, ar dega šviesa langui. Aš savo svajonėse nenoriu atvažiuoti pas ją su Ferrari. Aš nenoriu nieko, aš tapau laisvas po pusę. Tas man buvo įspūdingas, tai 9 žingsnis, tai nereiškia nebūtinai man, kad aš ištaisiau ir mes bučiuojamės, bet kartais per 9 žingsnį aš atsikratau toksiškų santykių, kur mes žalojam viens kitą, kur mes negalim atsikabinti ir visi tie dalykai kažkaip susistato į vietą, netgi taip gali būti. O kas liečia 9 žingsnio, tai pavyzdžiui, su žmona man pokalbių jokių nebuvo, bet kiekvieną dieną tai yra kiekvienos dienos darbas, laikyti jos laimę aukščiau už save, ant kiek aš sugebu. Aišku, nuo smulkių dalykų, kad ten jinai niekada nepili kūrų į savo mašiną, nes aš visko rūpinuosiu ir, darau, todėl, kad galiu. Taip pat kaip ir darbe, kol aš planavau, kad aš dabar dėsiu ten į tokį taupyklį po 2 eurus už tai, kad aš vagiau kūrą ten 10 metų ir taip toliau, tai nieks nesigavo. Nes šiandien aš dėdu, o rytoj aš vėl skolinu ir taip toliau. O kai tai tapo gyvenimo būdo, kad kom aš galiu jums būti naudingas, tiesiog darau dėl to, kad galiu, tai kažkas jau kitaip ir pasikeitė. Kad man 50 metų, bet darbe aš ruslančikai. Tai, reiškia, požiūris tas keičiasi. Ir kad aš dirbu tam pačiam darbe, kuris sušiktas nevertas mane, bet šiandien tai yra, su dėkingumu. Aš važiuoju į darbą su noru, taip sakyčiau. Pinigų aš norėčiau turėti daugiau, bet atmosfera super. Gal tiek. Labai ačiū. Ačiū, Edita, už klausimą. Dar turim laiko vienam klausimui, tai prašom, klauskite. Haroldas alkoholikas. Nieks nešnekė. Kaip suprantu, tarnauja, kažkur vaikštai. Kodėl būtent toj vietoj tarnauja ir kaip nutiko, kad būtent ten. Tai toks klausimas būtų.
prapuoliai, Haroldai? Nėra ryšio. Taip, tai dar kartą pakartosiu tada. Tai tarnauji kažkur, ne? Ir kodėl būtent, ar neklystu, gal įkalinimo įstaigoje, ne? Tai kodėl būtent ten tarnauji, kaip taip nutiko, kad ten pakliuvai, šiaip įdomu. Kaip nutiko, tai kaip ir dažniausiai pas mane nutinka. Aš prižadu, ko nenoriu, o po to tenka daryti. Žmogus sutiko, sako, gal noriu, aš sakau, taip noriu, o po to kitą dieną nafik aš taip pasakiau, kad dabar kažkaip nepatogu, ką čia sugalvot ir taip toliau. Nežinau, čia spontaniškai. Bet aš kažkaip ten pritapau, nes visi tokie šustri žmonės ten ir koncentruojasi. Kurie man buvo, kurio aš bandžiau būti. Ir iš kitos pusės aš ramiai ten galiu būti, nes tokie, kaip čia būdų savybės, kaip pavyzdžiui, aš toks, gana bijingas žmonėm ir šaltas ir kitų bėdas man vapšė subiniai, kaip sakant, ir tas leidžia man ten gerai jaustis. Aš neužsikrečiu, neišnešiu atmosferos, neužsikraunu, šeimoje su žmona čia yra blogai, aišku, bet tas pats instrumentas ten veikia gerai. Tai kažkaip ir tiesiog irgi tas variantas, kad čia yra pirmadienį 3 valandą dienos, o aš kai tik man gaunasi, kad aš ten važiuoju, o po to aš ten važiuoju į darbą, man tiesiog fizinis toks. Ir mano tikėjimas yra toks, kad jeigu man viskas, kas man duota, aš turiu atiduoti, kad tą išsaugot, kad aš turiu tą laisvą, aš toks laisvo oro direktorius, aš turiu tą laisvo laiko ir aš turiu jį atiduoti kažkam svetimam, tiem žmonėm, kad jį turėt. Nes man nesinori kiekvieną dieną į darbą eiti. Man tai patinka. Yra toks tikėjimas ir iš kitos pusės dabar ten yra tokia savo hebra ir labai tokia šilta atmosfera ir gan tokia nuširti grupė, žinai, viskas gerai, bet atsiktinumas ir savo tikėjimas. Ir ne vieną kartą aš norėjau pabėgti, galvoju, nachrin man to reikia, žinai. Ir prieina žmogus ir sako, aš taip laukiu tų pirmadienių, kad neišprotėt. Ir aš taip, Ir Dievas sakau, atsiunčia, kai reikia. Po to, kada aš vėl ten galvoju, nafik reikia kažkaip pabėgti, ten kažkoks žmogus, kuris ten vapšiai ne prie ko. Mane pakvietė, mes taip trumpai pakalbėjom ir jis tai sako, jūs darot labai gerą darbą. Aš sakau, da baikit, jūs taip turiu sako, tikrai, jūs darot labai gerą darbą. Žinai, iš tų, kurie ten, išbandytų, kaip sakant. Ir man kartais visą laiką pameta kažkokius dalykus, patvirtinimus, kai aš pradedu abijot, kad viskas gerai. Ir tas įėjimas ten man leidžia būti žmogiškesniu žmogum čia ir tame prasme priimti kitus žmonės, matyti savyje kituose ir taip toliau. Tai, nežinau, kažkaip taip įvyko, kad aš ten normaliai kažkaip taip prisigijau, prisitaisiau. Tai gal tiek, Ačiū labai, Haroldai, už klausimą. Mūsų laikas atviro susirinkimo pasibaigė. Tai ačiū labai Ruslanui už pasidalinimą, už atsakymus, klausimus. Ačiū visiems dalyvavusiems, kas dalyvavo ir uždavė klausimus. Taip pat ačiū visiems YouTube klausytojams už šio įrašo klausimą. Prenumeruokite mūsų kanalą ir sužinokite pirmieji apie mūsų naujus įrašus. Su YouTube klausytojais noriu atsisveikinti iki kito įrašo. Iki.